Labas visiems, dar kartelį su jumis sveikinamės iš eilinio, reikia sakyti, nereikia taip sakyti, iš Sportland podcast'o, taip. Šalia manęs legendinis Deividas Maconkas su labai minkštu ir gražiu megztuku, aš Žygimantas Gečas ir akademinio irklavimo bronzos olimpinė medalininkė Viktorija Senkutė. Labukas. Labą. O iškart gal pradėkime nuo įrodymų, nes, žinai, mes sakom, kad jinai olimpietė. Tu čia taip netyzini? Gerai, traukiam kozirį. Maišelis. Ir tai yra įrodymas, kad jame kažkada buvo medalis. Jo, draugė Justinai linkėjimai. Nice. Šiaip čia visi kolegos kartu padovanojo Justiną, Ievą ir Arūnas. Tai va. Justina, Ieva ir Arūnai, jūs esate nuostabūs žmonės. Jeigu kažkuris dar pats savo rankom tą darėt, maišelį, tai jūs esate dievai. Galiu iškart paliesti. Kad jūs žinotumėt, jis sunkus yra iš tikrųjų žaltys. Žinai, kas dar sunkiau buvo laimėti. Geras. O žinai, kiek jis sveria? Jisai sveria netoli 500 gramų. Eik, tu savo už tokį mažą už tokį mažą dalyką. Už tokį nereikšmingą reikalą. The fuck? Ir svarbiausia, kad aš nesąmonę sakau, ne? Atsiprašau, gerai. Ne, čia yra nedidelis, man. Ir ten viduje yra Eifelio bokšto gabaliukas. Eik, rimtai? O tai nugriuvo Eifelis jau? Panašiai. Ne, bet tu šiaip prikolas, žiauriai geras, eina savo gražus. Aš mačiau medalį, man atrodo, Sportland pratvėrė, nemačiau kažkur ten buvo medaliuk pridėti. Ne, šių olimpinių tai nebuvo, ne? Tai gal Dainiukas rodė, bet kažkur mačiau, bet realiai aš jo nečiupinėjau ir nevarčiau, žiauriai geras. Nori paliesti? Aš jau čiupinėjęs, aš labai šviežiai galvoju. Žvaigždė. Galiu aš čia padėti šalia savęs, kad aš gal pritrauksiu savo. Ir maišelį būtinai. Bet tik nečiupinėk, nes nusičiupins. Maišelis, svarbiau iš tikrųjų šitą vietą. Okei, nu tai, bet tu pradėjai nuo tokios natos. Aš tiesiog norėjau Big Bang Theory. Ir dabar iškart perėngė. Ir dabar grįžtume. Ai, galvojau, medalį parodys, žinai, kur čia pasisukti reikia pačioj pradžiai, nevidom. Taigi, attention spanas pas žmonės labai mažas, dabar yra tik TikTokas realiai lygas, tai čia jau pradžiai parodysim tiek. O tu žiūri TikToką, pavyzdžiui? Aš neturiu TikToką, niekada neturėjau. Aš turėjau, negi kėliau pradžiai. Vis dar kelias, žinok, ne. Ai, keliu kart padainuoja ką nors, bet šitas yra pagrindinis žiūrovas. Aš tave noriu liest, nes švelnus, žinai. Gerai, eikim prie reikalų. Kadangi Sportland, apie sportą, tuo pačiu apie gyvenimą, žinai, gyvenimo būdo žurnalas, tai grįžkim į visišką praeitį, nukeliaukim į tavo mokyklos laikus. Viktorija, mokyklėlėje. Kada tavo atsirado sportas, pavyzdžiui, iš visos mokyklos laikais? Šiaip niekad nesportavau prieš pradant irklavimą. Pradėjau 15, beveik 16, kas jau skaitos vėlai. Šiaip irkluot galima kažkur, sako, ateiti nuo 12, nu čia jau idealiausia. Pavyzdžiui, Simonas Baidarininkas, mano sužadėtinis, jisai nuo 9 metų pradėjo sportuoti, kas yra insane, natūraliai. O aš pradėjau 16, aš jau buvau spėjus ir pabūti blogas vaikas, ir geras vaikas, ir koks ten tik nori vaikas. Ir jau kaip ir buvau atgyvenus tą savo maištavimo amžių ir tada pradėjau sportuoti ir o pati ten atsirado ir kažkoks atėjo dėdė, žinai, kai būna, bent į mūsų laikas būdavo atėjo treneris į mokyklą, nu vaikai, čia bus dabar irklavimas, ateikit prisijungit, ar kaip buvo? Mano tėtis buvo irkluotojas ir pas mus namuose visą laiką kabėjo irklavimo medaliai ir man tas irklavimas buvo kažkoksai dalykas, kur tu matai, kad jis, žinai, kad jis yra, bet tu visiškai neįsivaizduoji, kas tai yra. Kažkoks fiktyvus toksai dalykas ir teko padirbėti irklavimo varžybose, sakė, duosim 20 litų. Gerai, 20 litų daug dalykų išeina, žinai. Už 20 litų. Ir pamačiau tada tą sportą iš arti, jau tada žinau, iš kur tie medaliai ir tiesiog patiko atmosfera, patiko žmonės, patiko kaip pats principas, kad ant vandens jie yra, saulė šviečia, geras oras, žodžiu, vasara ir paskambinau pati savo pirmąjį treneriai, kad susiradau ten www.trakai.lt. Geras. Žinai, ten. Čia yra, man, žinai, aš atsiprašau, kad pertrauksiu, bet čia įspūdinga yra, kad kai tėvukas šitos srities specas, žinai, turbūt tu metu baigęs karjerą, ne, greičiausiai, kai tu ten 15 metų buvai, ir jis nespaudžia, jisai tavęs nestumia, tu netgi norėdama pabandyti pradėt, tu net neįtėti, žinai, kreipies, o tu eini skart treneriukė. Jo, jisai labai anksti baigė sportuoti, sulaukęs 20 kelių metų, nes dar jisai priklausė tada, kaip ir Sovietų sąjungos, ten buvo visi internatai tie ir panašiai, tai buvo labai stipri ir sunki sistema ir tiesiog labai anksti ir baigė tą karjerą.
o mama matė, kaip tėtis sportavo visą laiką ir kiek jėgų ir koks, sakydavo, jinai arkliškas sportas ir jinai tiesiog man visais kryžiais, kad tu ten neisi. Aš čia mamytė. Čia viskas yra, čia kur atsirėmė, supratau. O tai tas, aš kiek žinau, ten lipti tas jūsų plaukimo transporto priemonės, palauk, valtis. Laivas, taip. Ten spėjau, ne iš pirmo karto gali pavykti, ne? Nes ten balansas kažkoks. Pas mus gerai, kad yra irklai, jie įsistato ir jie tave balansuoja. Tai jeigu jie guli ant vandens, tu juos tiesiog laikai, tu gali sėdėti, jau čia su baidarė sunkiau. Pati esu bandžius baidarę, maks 3 sekundės pabuvau, neišsivertus. Bet su baidarė sunkiausia, ne? Su baidarė jo sunkiausia, iš visų gal kanoją dar bandžiau. Kanoją iš vis ant tiltelio buvau, įdėjau kelią ir iš karto nėriau. Nesupratau, kas įvyko, tai gal kanojas, skaičiu, sunkiausia, nes tu dar turi įtupste būti, tai čia iš vis. Jo, turbūt. Man kai su keliai šakis, tai neįlipčiau. Irgi nertum tiesiai. Iššokti reikėtų, žinai. Mums su vandens dviračiu, sakyčiau, kažkas toks. Aš ir tai vandens dviratis irgi, žinai, yra buvę, kad lipi ir nelabai sekasi. Okay. Bet toks gyvenimas. Tai gerai, tai, žodžiu, sportas nebuvo labai ankstyvas tavo gyvenime. Tu paminėjai mokyklos, ta buvo ir blogiukė, o tai kažkokiu tu gal turi highlightų iš tos blogystės savo... Senaties terminas jau suės, tai gali pasakyti. Taip. Jo, buvo tokių dalykų. Neatskleis, ar kaip suprantu. Ką blogiausio, manai, esi padarius mokykloje? Šiaip pačioj mokykloje nesu, bet tikrai būdavo, kad... žymiai per anksti pradėjau alkoholį vartoti, negu reikėtų. O kada reikėtų pradėti vartoti? Ačiū tiksliai. Pilnametystė, kad tada būdavo 18 metų, dabar galima nuo kiek įsigyti? Įsigyti nuo 21 spėjai, bet vartoti nuo 18. Ar 20? 20. Nu tai va, tai tam tikro yra skiriasi tie metai, tai tikrai ir netgi rūkius esu. Ilgai. Bet man patinka, iš karto mes prie atvirumo prisilietėm. Labai esu ir kur būdavo, tu parūkai prie namo ir nueini į mokyklą ir tu įsivaizduoji, kad niekas tavęs neužuodžia. Ir po daug metų, kai jau neberūkai ir tada kažkas ateina parūkęs iš lauko, nu tu iš karto užuodži. Ta prasme, ir aš galvoju, o ne. Nejaugi jie žinojo. Galbūt jis garaniau. Aš atsimenu, iš Trakų esi, ar ne? Iš Trakų reikia skaityti, ar ne? Turbūt. Mes važiuodam į ekskursiją, žinai, iš savo telšių tolimų krašto. Nedaug dievė dabar apie Žemaitiją. O mano geriausi draugai iš telšių. Tai kas tokia? Kas tokia? Pasakom garsiai. Viktorija Pociutė, viena draugė. Pala, Viktorija Pociutė. Pereisim prie šito. Gerai, aš tau paskui tyliai parodys, kažką Deivido išnekės, aš parodys tau, ar čia tikrai ta. Gerai. Viktorija Pociutė. Nes labai girdėt, aš galvoju apie tą pačią, galvoju, nesvarbu, prieisim. Tai ko aš norėjau pasakyti, aš glaudau, labai susireikšminę iš Trakų žmonės yra, tai žinai, tai ne. Susireikšminę Trakų žmonės? Tikrai, taip, man taip atrodo, nes, nežinai, Trakai toks, tipo, gražus miestelis. Pilį kibinus. Taip, pilis kibinai. Bet ir viskas realiai. Bet tu nevertini to, kai tu gyveni tenai. Kibinų? Tu kaip ir to. Nu, tu tiesiog, pavyzdžiui, aš į treniruotę, jeigu 2 kartus per dieną treniruotę, tai 4 kartus pro pilį pravažiuoji ten su dviračiu. Net nežiūri, ne? Ir tu net nežiūri, tu jau tiesiog tau pasidaręs norma, tai kaip ir kiekvienas dalykas, kur mums kažkada buvo kažkoks wow, atrodo tiesiog norma. Tai ir trakiečiam ta... Prie visko pripranti. Ir mušamas pripranti, žinai. Už tai telšiuose smagu, nes nėra prie ko priprasti. Visą laiką yra vienodai. Kada buvai? Dar vieną draugą iš telšių. Mes paskui dar kalbėsim, kad čia ne... Gerai, pasakyk vieną lankomiausią telšių vietą. Lankomiausia tiesiog tu atvažiuoji į Telšius ir tu gali eiti per visą mūsų vienintelę pagrindinę gatvę ir yra ežeras, kuris yra realiai mieste ežeras. Kaip Trakuose, sakykim. Iš dalies taip, bet... Arba kaip Zarasuose, kur yra 7 ežerai. Neįdomu. Tu esi buvęs Telšiuose, kad taip kalbišis? Jo. Ok, supratau. O aš iš Zarasuose sustabdytas pirmą kartą policijos ir liepė pūst. Sako, nes blaivas tikrai iš Telšių iki čia nebūtų atvažiavęs. Man patinka mūsų dinamika iš tikrųjų, kai mes šokinėjom. Mokykla, jo, Trakai, Zarasai, kokia draugė tavo valgo? Gerai, einam iš tikrųjų dar toliau prie sportinių tų visų reikalų. Tai tu pradėjai irkluot. Kada prasidėjo varžybos, kur tu suvokė, kad, čia gal visai rimti reikalai gali būti su mano karjera? Tai
iš pradžių iš karto buvo žiemos čempionatas, kadangi atėjau ten rudenį kažkaip sportuoti, nu ir vasarą tu ten plaukiai to valtį su trenerė dviese, ten kažką bandai makaluoti, tiesiog ir viskas. Ir žiemą visas darbas, ir žiemą varžybos, ir pirmas varžybos, ir pirmas medalis. Ir tada galvoju, okei, jau čia kažkas... Nėra per lengva visiems sportininkam, nes mes kopę paklaustume, Eimantai Stanioje, kaip tu pradėjai? Ai, nu tai tvariau visus medalius laimėjau. Bet aš ne visus medalius laimėjau, čia toksai minor thing, kur tu ten per plauką lieki trečias, žinai, ir tu galvoji, o, pirmos varžybos, aš čia trečia. Nu, bet trečia, pirmas varžybos. Jo, pirmas varžybos buvau trečia, aš nelaimėjau ten auksą, aš kaip man toli buvo iki tų lyderių, bet tu vien, kad užlipi ant tos pakilos, jau tau kažkokia motivacija, jau taip, žinai, faina, jau visai toks tęstinumas karjeroje. Jo, tada, jo. Ir irgi per plauką kažkaip viskas labai panašiai skamba. Tada kitos varžybos buvo, jau buvau ketvirta ir galvoju, nu tai yra dar daugiau konkurenčių, kur aš dar negaliu aplenkti ir tada dabar ta konkurentė mano geriausia draugė, bet aš apie ją galvodavau, kaip man ją aplenkti ir ateina kitos varžybos ir tu vėl bijai, kad jinai tave aplenks, galvoji, ką aš galiu padaryti geriau, kad jinai neaplenktų, nes mes visą dėl tos trečios vietos konkuruodam. Nu ir taip kažkoksai tai toks mini tikslų statymas ir taip ir... Tai tu laikais tos pozicijos, kad priešus reikia arti laikyti. Tai susidraugavai su savo artimiausiu konkurentu ir tada jį aplenkiai. Čia yra genialu. Man iškart kilo klausimas, kaip pasakėjai, žiemos čempionate. Tai kur vyksta žiemos čempionatai Lietuvoje, nes per ledą plaukėt? Ant ergometrų, kaip crossfitas ir yra tas koncept 2 treniruoklis, tai va gruodžio 14 dieną bus varžybos. Dalyvausi? Tarp kitko ne. Nes aš atostogauju. O tai vyksta čempai, tai net nebūtinai tu turi sėdėti ar ne valtį, tu gali ir per... Taip. Jo, ir jūs labai esat kviečiami, nes renginys nemokamas, yra 500 metrų ten šitiems, kaip čia pasakyti, mėgėjams. Silpnesniems. Ai, dalyvauti kvietimus. Jo, NBA va mokyklai vyksta. Galėsim pamėti tai po to iškart. Kelintadienis, žinai, mes gal trečiadienis. Jau planavom. Buvo pakurtas šitas aparatas per Sportlandą kažkokią, ar ne, atsidarimas. Netikėtai Henrikas laimėjo žustus. Jis irgi dalyvaus tose varžybose. Nevarysiu, neapsimoku. Visiškai taip. Antrą vietą jums kaip čia, ne? Antrą, trečią. O kuris antrą jums? Šiaip galite padaryti komandą ir visi po ten 205 metrų ir gaus kilometrus, tai galėtumėt, nežinau. Pagalvosiu. Ok, gerai, dabar nusikelkim tavo. Gerai, pradėjai, trečia vieta, iš karto motivacija, kylam į viršų po truputėlį. Ir čia skaitėsi Lietuvos čempas, bet turbūt jaunimo kategorija kažkokia. Jo, čia buvo jaunučiai berods ar jauniai iki 16 metų. Tai gerai, važiuojam prie kito žingsnio, kada buvo koks nors dar didesnis, kur, jau viskas, supratai, kad tu jau suaugusiųjų kategorijoje esi vis dėlto žvėris. Pernai? Gal aš ir neblogai varau šiandien. Pernai? Jo, tik pernai, labai ilgai užtruko šitas dalykas, nes aš iš pradžių, kai tu perini į suaugusių lygį, labai didelis atotrukis būna ir tu tada galvoji, gerai, dabar aš noriu atsirinkti į 16-uką, už ką valstybė skiria mums stipendijas. Pasaulio čempionate, jeigu esi 16, gauni tenais pačią mažiausią sumą, kad tik tai galėtum sportuoti. Nu tai iš pradžių buvo tokie tikslai, kur tu ten per plauką bandai kažką tais atsirinkti, išsikovoti tą stipendiją. Ir jo, taip daug metų ir irklavau, kur dugnus pramušinėjau tenais ir bandžiau kažką tais įrodyti. Ir tik tai pernai metais pasidarė toks didesnis jau pokytis, pasikeitė visa dinamika ir jau kaip nuvažiavau į pasaulio čempionatą ir buvau 6, jau tada, gerai, jau tada jau rimta daras. Bet... Tai man kaip įdomiai, žinai, skamba, vos pernai suvokiai, kad tu gali būti big thing ir tu realiai po metų laiko nuo to suvokimo plus minus tampi olimpinė bronzininkė. Aš irgi taip noriu, aš dar nesuvokiu. Ar jinai labai nesuvokė to fakto, kad gali būti big thing, ar tiesiog sutapo. Bet galim šiaip grįžti, visai gerą tašką lėtei, nes tu taigi buvai metus irklavimo, ne? 2019 something like that, ne? Jo, aš kažkaip grįžau po Amerikos, aišku, po Amerikos irgi labai sunku buvo, nes ten mokiausi, ten irklavau, bet ten visai kitokia sistema ir mano universitetas nebuvo šiaip irklavimui toksai labai geras, tiesiog buvo bloga irklavimo programa. Ir reikėjo viską labai pasivyt. Pamatai kažkieno dviratininko medalius ir... Ne, gavus taip, kad kai federacija nuėmė finansavimą, o tu visą laiką gyvenau taip, kad nuo finansavimo iki finansavimo, kad kiekvienus metus man reikia kažkaip tą finansavimą prastęs, kažką tais daryti. Ir jo, kai jau nebeliko pinigų, tada supranti, kad reikia ieškoti darbo. Bet tiesiog turėjau labai daug
buvau labai gerai fiziškai pasiruošus ir nesinorėjo tos formos savo švaistyti ir kažkaip mindavau dviratį, turėjau pati plentinuką ir pasiprašiau pas dviratininkus ir jie mane labai šiltai priėmė, leido viską išbandyti, visus testus tenai padaryti. Olivija Baleišytė, dviratininkė, mane irgi labai kvietė, ten traukė, prastuminėjo, tiesiog pasibandyti, nes aš labai norėjau sportuoti, aš labai norėjau būti Paryžiui, bet tuo metu atrodė, kad irklavimas nenuves manęs ten. Bet tikrai žiūriu, aišku, iš daug sportininkų esam girdėję, ne, kad žmogus turi to talentą, turi noro dirbti, sportuoti, va, Amerikoje ten irgi galvoja, kad dar labiau patobulės. Gerai, ten nepavyko, grįžtam čia, toliau bandom tobulėti ir tau sako, žinai ką, neveduosime tau šaibų. Kai žmogus netgi aukoja viską, aš kaip suprantu, aš kaip įsivaizduoju, gal pataisyk mane, bet kaip sakai, gyveni nuo finansavimo iki finansavimo ir ne tam, kad tu galėtum sau leisti kažkur tai, nežinau, papramogauti, kažkur išskrist ten pailsėti, o tam, kad tu galėtum patenkinti savo sporto poreikius, kad galėtum pavalgyti, turėti treniruočių procesą gerą ir atsistatymą gerą. Nors viskas apie tai yra, ne? Jo. Ir tada, kai tau tokį kertą, aš tai nežinau, aš tai breakdowns būtų visiškas. Buvo breakdowns. Buvo, ne? Jo, labai buvo breakdownas, kur tu už paskutinių ten šiaudų bandai kažkokiu tai kabintis, kažkokių dalykų savo prisigalvojai, tenais susikuri savo, kreipiesi ten į vieną trenerį, dar bandžiau, draugas brolis irklavimo treneris, aš ten su juo bendravau ir pirmas 3 treniruotės padariau normaliai ir kai jau 4 kartą reikėjo eiti ant vandens, aš tiesiog supratau, kad aš maskuoju viską, tas, kas viduj, žinai, darosi ir bandau čia irkluoti ir tada supratau, nebeišeis dabar irkluoti, aš turiu atsitraukti, turiu išeiti ir nežinau, tikrai nežinau, grįšiu ar ne, tiesiog maniau, kad čia viskas jau ir nebegrįšiu, nes nebuvo džiaugsmo, nebuvo. Tai normalu, aišku, kai motyvacija sumažėja, bet tada pereikim prie to kito žingsnio po truputėlį. Tai tu tada realiai susiradai darbą, ar ne, kažkokį tai? Jo. Nežinau, gal pasidalinsi? Ką veikiai? Aš dirbau Shift and Project Specialist vienoj iš informacinių technologijų įmonių. IT-šnikė. Bet tu turėjai IT kažkokį backgroundą, ar tiesiog, ar ne taip pataikai? Tiesiog, jo, darbas buvo nuotolinis, ieškojau irgi nuotolinio darbo, nes, maža ką, aš vis tiek gal norėčiau tokio ar laisvesnio grafiko, ar kažkur išvažiuosi, maža ką, tiesiog. Galvojau, tai pavyko rasti tą nuotolinį darbą, labai geras darbas buvo, 2,5 metų dirbau ir atsimenu, kai atsirinkinėjau į olimpinės žaidynės, tai ryte padirbau, nuvariau, sustartavau, atsirinkau žaidynės, grįžau, paskui padirbau. Wow, man tiesiog buvo... Per pietų pertrauką biškį išlėksiu, žinai. Man čia taip yra nesprantama, kaip sportininkai, kai kurie yra nemylimi, tavarsime. Bet man tas darbas, žinok, išėjo į naudą, aš ir kolegom sakiau, kad jeigu ne darbas, aš turbūt net nebūčiau atsirinkus tas žaidynės, nes jis man leisdavo pamiršti apie tą sportą, kai aš gyvenau nuo finansavimo iki finansavimo ir aš galvojau tik apie sportą, aš neturėjau gyvenimo, man viskas tiesiog buvo per didelė įtampa, kad tu turi atsirinkti, tu darai ne dėl to, kad tau smagu, dėl to, kad tu turėtum iš ko išgyventi, žinai. Tai tas jau toksai gaunas, kad irgi nebesmagu, tu eini, kad tu gautum ten kelius šimtus eurų, kad tu tik tai galėtum pratęsti. O paskui jau, kai manęs nebelaikė irklavimo pinigai, aš gaudavau algą iš darbo, aš dariau dėl to, kad man patinka. Ir gaudavau taip, kad padarau ten treniruotę, tarkim, ir labai ten blogai sekėsi. Grįžtu į darbą, tiek darbų tenais, kad tu viską užmiršti, kaip ten tau sekės, net nebegalvoji, kas ten buvo blogai. Padirbi, nusiraminė, ateini į antrą treniruotę, viskas chill ten darai. Ir tai labai gerą grafiką buvau sudėliojus ir tikrai ir mano ir vadovė, ir vadovas paskui labai lankščiai žiūrėjo į viską, sako, svarbiausia darbai padaryti. Tai nesvarbu, aš ten kartais dirbdavau nuo ten 6 ryto iki 9, kol aš išeinu į treniruotę, ir paskui grįžtu ten per pietus padirbu ir paskui dirbdavau ten iki 9 vakarų, tarkim. Gerą pataikį darbelį, man atrodo. Jo, labai buvo gaila išeiti. Tai gerai, pradėjai dirbti, pradėjai uždirbti finansus, nebesiparinti dėl to, kad tau reikia gyventi nuo finansavimo iki finansavimo. Grįžkime vėl prie tų dviračių. Tai ir Baleišytė, ir kiti tave ten išbandė, mokino, pavadinkim, ir panašiai. Tai tame etape, kokį tu tą lygį pasiekti sugebėjai, nes talento tam turėjai, kokį lygį pasiekei, gal atsirado irgi mąstymas, kad aš noriu su dviračiu vis dėlto, nežinau, būti jau tą super pro. Man buvo mąstymas, kad aš noriu išvažiuoti Paryžių olimpinės žaidynės. Ir atrodė nesvarbu kaip, aš tiesiog tenais noriu. Ir
kai pradėjau su dviračiais dalyvauti, atsimenu, buvo Lietuvos čempionatas ir aš buvau antra ir aplinkiau tą pačią Oliviją. Ir ten buvo, bet yra vienas svarbus dalykas, yra dvi skirtingos rungtys, yra road race, kur yra grupinės lenktynės ir yra, kur tu vienas važiuoji individual time trial. Tai va šitam aš antram aplinkiau Oliviją, nes nei vieno žmogaus nebuvo aplinkui. Tu tiesiog vienas mini ir aš tiesiog savo fizinę formą išnaudau, tiesiog iš savo irklavimo kojų išspaudžiau tą. O kai mes ateinam į grupę, jau čia iškart pasimato skirtumas su visais kitais, nes Olivija, nežinau, tokia techniška yra ir tu turi būti toks techniškas ir kaip jinai pati kartais sako, aš nesu kažkokia, neišsuku ten daugiausiai vatų, bet jinai strategiškai taip gerai mina, kad, tiesiog tuo gali išlošti tą techniką ir tose grupinėse lenktynėse aš bijodavau važiuoti prie kitų žmonių, kažkoksai kalnas, aš ant stabdžių ten padangas deginu, nes man tiesiog baisu buvo nukristi ir tu supranti, kad tokiam amžiui, jau arba tu turi tą bebaimiškumo jausmą, arba ne, žinai, ir kur tu bijai numirt nuo kalno važiuodama, žinai. Tai jau natūraliai tokia baimė, žinai. Bet turi būti šiek tiek ir toks beprotis šiek tiek. Aš visą laiką pagalvoju, gal tau tam, kai vienas pats važiuoja, gal tau šiek tiek psichologija veikia ir iš irklavimo, nes kai tu irkluoji, taigi tu tiesiog žiūri tą pusę, tu net nematai, kur varai, tu net nematai savo varžovų kartais, kurie pirmauja, tarkim, prieš tave atitinkamai. Taip. Per bumbuliuką. Jo, bumbuliuką kažkokį, tai prieisim dar prie bumbuliuko. Ok, tai tada antra vieta Lietuvoje ir galvoju, gal bandyti į olimpinės išstumti, Olivija, važiuok namo. Ne, ten yra kelios vietos tiesiog ir tada mes važiavome į Europos čempionatą. Tu varėjai į Europos čempionatą. Jo. Pertrauksiu, po kiek laiko užlipus ant dviračio, taip jau jau treniruoti? Ten kelis mėnesius buvo, nes bet aš ten buvau prieš paskutinę, bet atrodo viskas buvo blogai, kas galėjo atsitikti. Pažadėjo dviratį, žodžiu, viena tokia dviračių parduotuvė. Tai galim pasakyti garsiai iš karto. Jie žino, kas jie yra. Bėgiai nepersijungia. Bet taip ir buvo. Jo, nepersijunginėjo bėgiai, dviratis buvo per mažas, nukrito pedalai, ten ta prasme, ten tiesiog buvo viskas, kas įmanoma blogai. Tiesiog buvo labai sunku ir tada... Viktorija, kada storiukai įsimesi dviračių? Bet tu prieš paskutinės, kai... Jo, aš buvau prieš paskutinę, ne. Tu nukrito pedalas, nesijungia bėgiai, per mažas dviratis ir tu vis tiek kažką aplinkiai. Ką aplinkiai? Vis tiek atsimeni, ką aplinkiai? Neatsimenu dabar tikrai, ne, aš kažkaip man ten buvo... Kaip tam žmogui? Buvo per daug visko. Tvarai su karboniniu nuliovų dviračiu. Dar tu turi važiuoti su šita radija, ten tau treneris sako, jis važiuoja už nugaros ir tau sako, neveikia radijas, tiesiog atrodo viskas, kas įmanoma ir tau labai labai svarbu yra tas palaikymas, kai tu vienas su savo mintim ir galva važiuoji ir ypač kai aš važiuoju, nežinau, tą distanciją trečią kartą gyvenime ir treneris tau tuos ir posūkius viską, turi padėti ir tikrai labai didelę dalį sudaro. Aš ten važiavau tiesiog, galvojau, kaip nenukristi ir... Girdėsiu. Bet aš apakis esu tavęs, čia yra nerealu, per porą mėnesių tu tiesiog varai Europos čempą, su nukritusiais pedalais važinėjai, su neveikiančia radija, net nežinai, kur sukti reikės, žinai, už 5 sekundžių. Wow, gerai, įspūdinga, prieš paskutinę vietą čia jau, arba žinai, gal tu važiavai, minėtą dviratį ir praplaukė valtį, kokią nors prašalį, kad norėjai sugrįžti. Kaip tu iš vis nusprendėjai sugrįžti? Mes su Simu išvažiavom atostogų į Paryžių ir tiesiog ėjom kažkuria tais gatve, neatsimenu, kažkie rūmai ir stovi olimpiniai žiedai pastatyti ir countdownas ar kažkaip, kad jie jau laukia tų žaidynių už kiek ten buvo, už 2 metų berods ar už... Tai čia mes kalbame apie 22 metus kažkur, ne? Gal 21 ruduo buvo jau link 22 ir pamačiau tos žiedus, ir taip apėmė tiesiog. Jau buvau išėjus iš dviračių, nes jau pasakiau, kad numatau tiesiog, kad ne... Pedalai krenta, ne? Pedalai krenta, radija čirškėjo, nieko čia nesigauna, treneriams, kurie padėjo ten, nunešiau lauknešėlius, kad jie man labai padėjo, parašiau atsisveikinimo laišką, nes tiesiog labai gaila buvo, kad tie žmonės tiek daug į mane investavo ir padėjo ir viską, ir aš dabar jaučiausi, kad aš nuvyliau juos ir tiesiog labai norėjau... Žodžiu, atsidėkot, ir viskas jau ten užraukiau su sportais, jau nesportuoju, nieko nedarau ir išvarėm tada į Paryžių, pamačiau tus žiedus, ir suspaudė man širdį ir atrodo, Viktorija, dar kažką turi duoti tam irklavimui, tikrai, ir jeigu pasikeis federacijos valdžia, tada grįšiu. Ir tada buvo rinkimai, pasikeitė federacijos valdžia,
ir jie pateikė aiškius kriterijus, ką reikia padaryti, kad tu gautum finansavimą, kad išvežtume tave į stovyklą. Tiesiog buvo viskas pagaliau aprašyta, o ne žodžiais, kaip, nu tai mes duosim, čia tau pervesim ar kažką. Ai, tai anksčiau realiai tau net nebūdavo kažką tai specialaus normatyvo, pavadinkim, tiesiog patinki iš dalies, nu, nepatinki. Kažkas iš tos serijos būdavo jo. Reikėjimai federacijai. Senai federacija. Jo, senai. Jo, išėjo, atėjo nauji, žodžiu, prezidentas, generalinis sekretorius ir pirmas dalykas, ką jie darė, tai visa dokumentų, visų tvarkymas, aprašymas, kaip tu atsirinksi rinktinę, už ką mes tau skirsim valtį, už ką mes tau skirsim inventorių, maispinigius, nu žodžiu, viską jie aprašė ir tiesiog dabar tu žinai kiekvienais metais, kad tau reikia sudalyvauti ten ir tu pakliūsi į rinktinę. Nu tai va, taip ir pradėjau. Geras, tai gerai, čia buvo, sakai, 21 tau sušvietė apvaizdą, o 22 jau pradėjai turbūt bandyti tos nenormatyvus, bet, federacijos gaut visą paramą, ne? Taip gaunas. Jo, man aš tašau, kad skaičiuoju, tiesiog man vis laik įdomu yra, per kiek greitai tu sugebi kažką pasiekti. Pakankamai greit, kiek suprantu. Taip, labai greitai. Jo, man net sunku kažkaip įsivaizduoti, gal čia 2 mantrinė buvo. Aš kažkaip dabar atsimenu tiesiog, kad atėjo naujas treneris ir buvo jau atrankos sezonas. Ir tada sezoną prieš aš dar kažkaip, aš visiškai, man išsitrynė 2-3 metai, berods dar buvo tokia, mes neturėjom naujo trenerio, ten federacija dar bandė išsiaiškinti, po truputį bandžiau grįžti, tada mes, atsiminiau, 21 metų, žodžiu, tą 21-22 susėdom į keturvietę su stipresnėm merginom ir kita kolegė grįžinėjo tenais į sportus, mes sustartavom keturvietę, kad pramušti tą finansavimą, mes buvom 7 pasauly. Mes čia sustartuojam, žinai, draugės, čia kažką gaut, žinai, gal porą eurukų, žinai, mes varom pasaulio čiampą, žinai. Ne, mes tikrai buvo 2 labai stiprios ir, žodžiu, merginos, kurios tiesiog realiai paaukojo, jos galėjo ten pasaulio čiampę medalį laimėti, bet jos susėdo su mumis ir treneriai taip nusprendė tam, kad daugiau merginų palaikyti, nes mes būtume tiesiog turėję dirbti ir ar kažkaip tais, aš likau dirbti vis tiek, bet, tiesiog, kad palaikyti mus. Mes sustartavom keturvietę, buvom 7 ir tada jau buvo kiti metai atrankos metai. Atėjo naujas treneris ir mes, žodžiu, visą sistemą vėl perdarė ir tada jau gavos taip, kad atsirinkau vienvietį į žaidynės, bet ten irgi buvo visokių dalykų. Žinok, aš suprantu, kaip tai yra sudėtinga, bet tu kaip papasakoji, tau taip lengvai viskas gaunasi iš tiesų. Užsimanau, aš biškį padarau. Pasidvirkom, nuvariau, čia prasiminiau čempionatį Europos, tada pasaulio čempionatį su draugiam biškį valtelį praplaukiau. O, žiūrėk, jam vis laik skambina kas nors. Kas skambina? Kaip ir sakei, meilė. Jūs kalbėk, nesijaudinkit. Tai, žiūrėk, biškio off topicas, aš pagalvojau, ar nebuvo minties apie sportą C kažkokį? Nu, tai buvo laiveliai, ne, tai yra dviračiai, o negalvoju, kad dar kažko dar pamačius, kur tipo, ir tipo, negalvoju, nežinau, automobilių sportas koks nors, ar dar kažkas nebuvo? Ne, kažkaip nebuvo. 3x3 krepšinis. Lipimas į jo. Aš 1,70 m koks krepšinis. Nu, gal į krepšinį dėsi. Moterų krepšinį 1,70 m nėra taip jau blogai, man atrodo, ne? Bet nebuvo to trečio varianto, kur tipo... Ne, nebuvo, labai laikas tas greitai tirpo iki žaidynių, ir tu jau supranti, kad turi kažką rimčiau daryti, nes kitaip bus blogai. Neišvažiuosi tiesiog niekur. Bet gerai, ženkim žingsnį dar priekį, po žingsnelį. Tai viskas, nusprendai vienvietai pabandyti prasimušti olimpines. Ne, tai buvo. Ne? Ne. O kaip buvo? Nieko nežinai. Pas mus daug metų greičiausia valtis buvo moterų porinė dvivietė. Ir mano svajonė per tuos, nežinau, kiek aš sportuoju, 13 metų buvo atsirinkti į tą porinę dvivietę, nes pas mus buvo jos ir pasaulio čempionės, ir Europos čempionės daugkartinės, ir bronza Rio. Nu tiesiog buvo tokie kaip čia lietuviškai pedigree, tokie... Siekimybė tavo tokia. Jo. Greičiausiai buvo. Jo, ir aš atsirinkau į tą dvivietę, į Europos čempionatą. Ir kitą dieną man vidurinis pirštas, uždegimas, nebegaliu važiuoti į Europos čempą. Ir tos merginos sustartavo. Tada kita mergina sėdo į mano vietą, jos sustartavo, jos buvo antros ir man pasakė viskas, jos važiuoja į atranką į olimpinės žaidynės, nes tu praleidai, sakau, bet man trauma buvo. Bet jos buvo antros, labai gerą rezultatą parodė, sorry. O negali būti toks plot twistas dabar, kad čia tavo geriausia ta draugė jau, kurie aplenkdo 3 vietoj ir jinai dabar jie aplenktų. Įsivaizduoji, koks buvo kaip seriale kokiam. Nes ne ta draugė. Ne, nėra jau jo. Okay. O kas pateko tada tos 2 vietos? Kas to vietą užėmė?
tuo metu mes atsirinkom su Dovilė Rimkutė dvivietę ir tada Donata Karalienė atsisėdo į mano vietą. Karalienė grįžo. Ne, jinai jau prieš tai buvo grįžus, bet tiesiog jo tą atranką taip vat gavosi. Nu ir viskas, tada jau mes su kita kolegė esam 4 tokios stipriausios merginos, ne, nu ką darom, kažkuri iš mūsų kaposis dėl vienvietės. Nu ir viskas, ir kapojamės dėl tos vienvietės iki ten paskutinių dienų, paskutinių, žodžiu, akimirkų. Ir aš laimėjau vienvietę ir tada jinai liko kaip ir viena, bet kita kolegė grįžo iš Amerikos, jos atsisėdo pavienę dvivietę ir atrinko irgi. Tai visiems, žodžiu, gavosi... Nes aš kaip tik galvoju, kiek, tu pasakot, galvoju, kiek čia tų, kaip čia, lietuviškai hard feelings, ne? Kiek yra visiems, bet viskas išsisprendė. Jo, viskas išsisprendė gerai, va, į Olimpinės žaidynės tada mes atrinkom 3 moterų įgulas, 3 atvežėm, 3 atrinkom. Tai 100%. Nice. 100% buvo. Tai, bet tai vyksta kažkokiu, tai vis tiek varžybiniu principu, ne? Tai vyksta pasaulio čempionatas ir, tarkim, mano atveju atsirinko 9, dvivečių atsirinko po 11. Bet aš jau pusfinalį patekau į finalą, finale pas mus 6, jau žinojau, kad atsirinkau ir tiesiog... Koks jausmelis? Tiesiog atrodė netikra ir jo atrodo labai ilgai nešiojau tą jausmą, kad man taip sunku patekti į finalą ir jeigu aš jau patenku į finalą, aš jau padariau viską, ką galėjau. Dėl to aš labai daug 6 vietų paskui turiu, nes man tiesiog atrodė, kad aš vos neverta būti aukščiau, nes labai sunku paaiškinti, nes aš daug metų tos dugnus pramušnėjau ir kad aš jau atsirinkau į finalą, jau toks atrodo, nu viskas, sveika, tu daugiau negalėjau, žinai. Nu čia viskas, tu jau exceedinai savo visas expectations ir Olimpinės žaidynės, vienintelis A finalas, kur aš ne 6. Šis taip sakai čia visai. O tu nemanai, gal čia kokia psichologą aš manau, kad čia buvo psichologinis, jo, aš visą laiką... Tu taip skamba, jeigu tu savo sakai, kad ne, čia be šansų vyko, tau čia nėra šansų. Bet tu taip nesakai savo, bet kažkur gal deep down, kažkoks, kur tu net neužfiksuoji, tu ten eini, jo, aš ready ten ir panašiai, bet gal kažkur viduj toks užslėptas tas jausmas ir tu jo net nepagauni iš pradžių, žinai, o tik paskui bandai, galvoju, ar aš tikrai jaučiausi, kad aš galiu. O jau kai žinojau, kad negaliu būti 6 Olimpinėse žaidynėse ir turiu kažką pakeisti, labai daug dirbau tada. Gal tu kažkas turėtų pasakyti, kad Vika negali būti 6 dabar jau. Ok. Ai, nu gerai. Nu, negaliu, ką žinau, bandom 5 bent jau, žinai. Ok. Bet reikia dar Olimpinės, manau, reikia pataupyti, nes čia labai įdomu ir daug aš klausimų turiu. Mums reikėtų kažkiek biški gal... Tai dar prieš tai buvo, pavyzdžiui, ir taurės etapas, 2 mėnesiai iki Olimpinių žaidynių. 6 ir tada buvo Europos čempas irgi 6 buvo. Aš manau, kad mes dabar prieš čempus tau tiesiog parašysim Vika, jokių 6 vietų ir taip, ok, taip 5, 4. Aš nenoriu, kad čia taip easy skambėtų, atsirinkti finalą yra tiesiog kosminis dalykas ir ypač atrankos tais metais, kur jau kas finale visi važiuoja Olimpinės žaidynės. Jau nėra tokių, kur kas atsirinko finalą ir nevažiuoja ir tiesiog tokia bomba atrodo sprogsta, kad nu viskas, tipo, aš atvažiavau čia atsirinkti, aš atsirinkau ir atrodo toks labai sunku paaiškinti, bet tu kaip ir pasiruošęs, bet kažkas viduje jau sako, nu taigi viskas jau. Okay. Bet labai sunku tą mindsetą pakeisti ir suprasti. Ok, nu tai gerai, tu nenorėjai, kad Olimpinę šokti, man sakai. Aš norėjau apie atsipalaidavimus šiek tiek nukeliauti, nes jau labai įsitempėme, čia kovas labai sunku 6. Tai taip, tai mums reikia nukeliauti, mes turim reitingus. Darom reitinguojam dalykus visokius, tai šiek tiek pasidarom mini pauzę ir sugrįšim su džinglu. Ja, su šiuo džinglu ir reitingą. Gerai, grįžta mūsų puikioji rubrika. Čia reikia pamakaluoti. Vis mažėja lapeliai. Ne, turi būti 10, 3. Kodėl? Ne, 10. Mažėja, turiu minėję dydis. Ne, Klaus, buvo vienas reitingas paruoštas, tada su Dominiku padiskutavom, kad nėra jis toks įdomus ir pakeitėm. Mes esam su toje per fotosesiją šnekėję apie serialus, kad visai mėgsti serialus. Tai šį kartą darysime reitingą serialų. Tau reikės nuo 1 iki 10 vietos sudėti serialus. Tarkim, ištrauki X serialą ir sakai, kad jis yra 3 vietoj. Tai 1 vieta geriausias, 10 blogiausias pagal šį reitingą. Užsirašyti spėję, nedėdai man? Būtų idealu, nes Dominikui bus paprasčiau. Ir... Paprašiau tiesiog jo prieš pasidėdus. Ai, tiksliai, bet nežinosi, kur tai. Nu, žodžiu, gerai, viskas. Žiūrėk, bet jinai beveik išsprendė tą problemą, jinai galėtų patys. Jo, aš tu nežinai, kelintoj vietoj čia vadėjai, žinai. Ėjo 35 laida ir taip. Tai sunku dėti kažkokią vietą, kai tu dažnai kokie kiti. Taip, tai čia, čia visas tas reitingas toks. Tai va, pamakaluok. Nebijok, tas viezo to indo. Aš nebijau.
Tiesiog akvariumas. Bet tai daug laiko praleidai prie serialų? Ne. Nebe. Ar ne? Būna taip. Man patinka kažkoks serialas, aš jį išbindžinu ir tada pertrauka. Okay. O nevedi tos statistikos, žinau, kad kiti veda statistikas kažkoks. Jo, aš tai buvau susivedęs, tai labai nepadorų skaičiai yra. Ir nebevedi, nes per daug gyvenimą. Stranger Things. Net nesumatys. Nesimatys. Esu girdėjęs pavadinimą. Oh, wow. Ir žinau, kad pala Lietuva kažkas senas filmavo, ne? Wow. Galiu aš tiesiog visus iš... Ne. Ai. Iš karto iš kitų vietų, taip, būtent tam ir esmė. Nes tu nežinai, ar ten yra koks nors giminės, pavyzdžiui, arba ne. Yra tikrai Big Bang Theory. O gal yra blogų neužmiršt? Tai kažkur tu žinai, ką aš ten įrašęs? Na, žinau. Ir tas Breaking Bad. Aš galiu belę ko ten prirašyti, ką ir esu padaręs. Tai geriau atsargiai, tvarkingai. Man vienas tikrai top 5 būtų tas serialas. Tiksliau, gal galėtum man patikslinti vietelę. Tai va bandau dabar, jeigu yra ir Breaking Bad. Tu taip manai, kad ten yra visų pirma. Big Bang Theory. Jis tikrai bus ir blogų idėjas, aš tau pažadu, 100%. Taip, nepasitikėk manim. Aš jau nepasitikiu. Blemba, 4. 4 vieta. O Jėzu, kaip dalykai. Žinant, kokie ten yra viduje ir tik 4 vieta. Tikiuosi kažkokį blogą dabar ištrauks. Trauk blogą, nors man pačiam įdomu, ką prirašė. Jėzus Marija. Friends. O ne, čia bus unpopular opinion. Ok, įdomu. Čia bus dugne, nes aš nesu mačius ir mane įdomu. Žiūrėk, aš sakau, kad nesu matęs Stranger Things, tai sako, kad Friends dar mačius. Dar blogiau. Šiaip labai gerai, nes mes su Dominiku lygiai tą kalbėjom, kad aš sakau, jis žiauriau vereitė, tipo, nebe išgyvenęs iki šių laikų ir, tipo, dabar išžiūrėtis yra, tipo, jau lėkštokite. Aš jau geriau Big Bangą kokį pasileisiu ant fono, jeigu man reikia, negu Friends. Kažkaip sunku releitinti ir aš esu mačius kelias serijos, bet neužkabinu. Tai mes 10 sakydėdam? Ne, jeigu turint omeny, kad ten yra kažkokių tais dar blogesnių dalykų. Tai dar blogesnių nei draugai. Taip. Tai iš karto visi išjungiu šitą podcastą. 9. Už tai nuo medalio ir pradėjau, kad neišgazdint žmonių vėliau. O tau patiko draugai? Aš draugų nebuvau matęs. Sopranos. Į kokį 5 metus atgal. Ir tada pas jūs teliko nebūdavo? Aš nesu žiūrėtojas. Sopranai. Sopranai geras, bet aš jo dabar nowadays, per paskutinius ten 5-6 metus nesužiūrėjus, nesumačius. Seniau. Bet tu grįžti prie serialų kažkaip? Kartais jo. Tai aš juos dėčiau tikrai virš Friends, bet nežinau, kur tiksliai. Man įdomu tikrai, Davidai, ar tikrai ten yra blogų? Jo, man... Nieks, kas, aš žinau, kad yra. Tai gal dėsi, kokias čia buvo, 9? 9 ir 4 užimta. Gal 6. Gerai, Sopranai. Man Sopranai patiko. Aš atsimenu, kad Sopranus esu matęs, kai rodydavo per kažkurią televiziją. Ir aš po to... Ir tas vertimas būdavo, ir tas balsas būdavo. Aš po to peržiūrėjau dar syk, ne per seniausiai, nes man vienu metu pradėjo Moteris meluoja geriau. Lietuvišką vertimą? Ne. Ai, pasigirdau. Atsiprašau, koks buvo? Moteris meluoja geriau. O, ištraukiai. MMG! Šiaip aš jį ne visą peržiūrėjau, bet ten pirmus 5. Tai neįmanoma jis peržiūrėti, nes jis vis dar yra, man rodos. Rimtai? Kaip Santa Barbara, tipo? Ja, vis dar kažkas. Aš žinau, kad tos pirmus 5, tai, aš padėsiu virš Friends. Wow. Tai gerai, tarp Friends ir Soprano yra 7 vietos. Nes man patiko Robertėlis, kur dirbo šitam... Servis, aš nesu matęs, bet žinau. Bet ne Robertėlis servis. O kas? Man to Džiugos Siaursaičio personažas. Gerai, aš gal nesigišnės ir to ne. O Robertėlis toks retarded čiūvas. Taip, kur su mama kažkas ten būdavo, o tiek žinau. Tai va. Šiaip lauk, tu žaidi į 8 ar į 7 vietą? 8. Į 8, gerai. Už draugus aukščiau. O į 7 ne Sopranas ar 6? Ne, 6 Sopranas. MMG parašiau, nes per ilgs pavadinimas. Tu net trumpinė, žinai. O mokytas skanduotė? Jau neskanduotė džinglo, tai jau skanduotė. Aš ugnis! Sakiau, kad bus Breaking Bad. Breaking Bad. Tikrai pirma. Va šitą esu matęs. Galiu pasakyti, ne 2 kartus matęs. Taip. Man, ta prasme, mes susimu žiūrėjom kartu, bet mums labai ilgai užtruko pažiūrėti dėl stovyklų. Nes buvo laikas, kur ten per 4 mėnesius susitinki 3 dienas, tai tu nepabindžinsi, čia normaliai nepažiūrėsi nieko. 3 paros, kiek čia, 7 valandos, tai čia labai normaliai pasižiūrėti galima. Pažiūri vieną seriją ir delnai suprakaituoja, aš ten sėdžiu, galvoju, Dievo, kaip baisu, ir tada gerai, 2 dienas pertrauka dabar. Tai tikrai labai įdomus serialas ir labai patiko ir visiškai unexpected dalykai, tai tikrai... O žiūrėt paskui šitą dar
Tai dabar Pinkmano tas kažkoks. Better Call Saul. Ne, Better Call šitas dabar on the Pinkmano list. kažkoks. Šitas on the list, nes aš jo nemačius dar, tai va dabar jis ir yra Better Call Saul. O, geras. Tai man negaliu jo reitinti, Tai nes aš jo nemačiau. Ne, padėsim į viršų, man jau, nes girdėjau, kad geras ir jeigu man patiko Breaking Bad, tai aš spėju, kad ir patiks šitas. Čia koks, 4? Taip, turi 2 ir 3 vietas aukštai paliktas. Bet man Big Bang Theory dar ten reiks. Tai 5 gali dėti. Iš kur tu žinai, kad ten yra? Tai tikrai idėjai. Aš ir moteris meluoja geriau idėjau, tai... tai žinai. Tai gal padėsim į virš Stranger Things. Tai 3 vieta, ne? Okay. Aš jo nemačiau, bet aš dedu high hopes. Saulį žodį reikia skambinti. Gerai. Big Bang Theory. Na gerai buvo. Nu negalėjau neįdėti mėgstamiausią serialą. Taip, tikrai antras jo. Simo irgi mėgstamiausias šitas serialas. Tai jeigu tai būtum žinojęs, tai vis tiek Breaking Bad pirmąją vietą būtų? Taip. Ai, okei, pasiksliau. Jo, nes jis Big Bangas, nu jie visiškai skirtingose kategorijose, labai sunku jos būtų... Aš čia Big Bangas iš visų. Nežinai, su Big Bang Theory? Aš ten, aš esu labai prastas žiūrėtojas, labai. How dare you? Esi tikrai kažkur matęs, bent jau mymus koks. Memas esu matęs. Game of Thrones. Aš jį visą, būdama Amerikoje, išbindžinau, nes kai dariau internshipą, ofise, apie ką jie kalbėjo, buvo vienintelis dalykas Game of Thrones ir buvo vienas toks hyperactive mano manageris ir jis tiesiog visą dieną non-stop kalbėjo apie Game of Thrones ir aš tokia, what is so special about it, žinai? Ir pasižiūrėjau, bet nu, labai intens buvo tas binžas, jis užtruko, nes aš visus ten 6 ar kiek ten tų sezonų buvo, per labai greitai peržiūrėjau ir man tiesiog buvo overloadas, man atrodo. Tai man patiko. O knygas skaitai? Ne. Aš tik prisiminsiu patį žiauriausią dalyką. Aš, beje, šito irgi buvo ilgai nematęs, kai jau visi buvo peržiūrėję. Aš tiesiog įsijungiau tada, žmona prikalbino įsijungti ir ten pirmosios serijos aš galvoju, Nedas Starkas, koks jis fainas bičas, žinai. Ir tada nukirto galvą ir aš toks, what? Jo, aš irgi atsimenu šitą. Jo, gilauk šitą nesąmonę, čia nes, ko aš čia? Ir nes kažkaip buvo, kad jisai ten to jau tipo kirs ir ten ta dukra, ar kas ten vaikščio, ne, tuo metu ten šalia ir aš galvoju, nu, kažin, kokį išsitraukščią ginkliukų, kokį čia mes, kaip čia išgelbės, kaip čia viskas pasuks, puf! Jo, kad non-stop visi mirė tiesiog. Kosmosas, čia yra negailės, čia yra, mano manimu, aš esu labai mažai matęs, negailestingiausias serialas, galiu tai pavadinti. Ne? Galbūt, jo, gal. Okay. Tai mes dedam į 5, 7 ar 10. Tai vat, dabar kaip čia daryt, net nežinau. Neužmiršk, kad giminės dar yra, tai... Giminės kas čia? Davidas, žino. Serialas, ne? Neatsimeni giminių? Ne. Čia Lietuvos Santa Barbara, iš kurio metu buvo. Ne, nežinau, iš tikrųjų. Jo, per LRT rodydavo ten apie Šeputis, neatsimenu aš irgi, bet žinau, kad toks Game of Thrones gal dėsim. Po Stranger Things tiesiog, nes tikrai geras. 5 vietoje. Oi, dabar susipyksimės. Tikrai. O čia ir baigsis podcastas. Tikrai geras serialas. O dabar susipyksime. Liko 2 serialai, žinau, koks yra vienas iš jų. Ir dabar va bus... Kobra 11. Ne, aš žinau, koks bus. The Office bus. Kobra 11. Bus The Office. Office yra tas, kurį vis laik pasijungiam foniukų. How I Met Your Mother. Iš vis manęs neužkabina. Pažiūrėk, 3 serijas. Koks liko vietas? Kokios? 7 ar 10? 10. Nu, 10. labai sunku pasakyti, nes sunku pasakyti, kas tenai. Niekada negali žinoti. Gal dėsiu į paskutinę vietą How I Met Your Mother. Gerai. Nes man iš tokių irgi dar iš to tipo serialų Modern Family labiau patinka. Va, mano yra nuoširdžiai pats geriausias pasaulyje. Nuoširdžiai, sakau labai. Bet tu matai 5 serialus. Nu teisingai ir tiesos. Gerai, žiūrėk, aš galiu pasakoti. How I Met Your Mother, mačiau kokias 3 serijas, BS, nesąmonė, Friends, mačiau, kas yra MMG, moteris Milagro nemačiau, Soprano normaliai nemačiau, Game of Thrones mačiau. O, The Office. Yeah, okay. Sakiau The Office. Tai 7 vietė. Jo. Na gerai, pusė. Kaip vertinat šitą visą reikalą? Aš dar neperėjau to, aš pradėjau žiūrėti Office, bet visi sako, kad nuo 2 sezono prasideda geri dalykai. Nuo 2 vidurio jau į 2 pusę. Tai aš dar pirmam esu. Tai kažkaip dar aš nesu įsivažiavus per daug investinus.
Dabar va, aš esu ten, kur kažkas vyksta. Tai va, nuo čia realiai jau įsivažiuoja visi reikalai. Tai va, tai aš visai esu happy savo šitu. Kaip tu atsimeni, kas po ko eis, žinai, kada čia jau patapsi realas geru. Mano galva yra kryžiažodžių toks... Bet labiau nereikalingų kryžiažodžių. Visiškai nereikalingos informacijos kratinys, kur ten tiesiog yra enciklopedijos, bet tos, kur niekada neperka. Žinai, kur gražus paveikslėliai, viskas, kur pavartai, bet naudos nėra. Okay. Tai čia va, this guy. O tu matęs Modern Family? Taip. Man tikrai nuostabiausias serialas. Nes tu belia kurią seriją gali įsijungti, skrendi lėktuvu, ten jeigu šitas yra, įsijungi ten 6 sezono 4 serija ir tau tinka, nes ten tiesiog... O ką manot apie vedęs ir turi vaikų? Nu, dabar jau kaip ir draugai, toks šiek tiek jau per senas. Aš jį labai žiūrėdavau, aš jį su tėčiu žiūrėdavau ir kaip buvau maža. Man dabar juokinga, aš esu to amžiaus. Jo. Ir jisai sėdi ranką įsikišę. Jis prekiauja batais, tipo, jis mano yra idol. Visiškai mano. Tik ten lakierko, man atrodo. Nesvarbu, bet ir gengia klientus ir galvoja geriau apie save nėra iš tiesų. Tai gerai, pavardinam greit topą. 10 vieta How I Met Your Mother. 9 draugai, 8 Moteris meluoja geriau. 7 The Office. 6 Sopranos. 5 Game of Thrones. 4 Stranger Things. 3 Geriau paskambink Sauliui. 2 Big Bang Theory. Ir 1 Breaking Bad. Puikus reitingas. Šiaip neblogai, man atrodo. Aš irgi visai happy esu, buvo tokių moteris meluoja geriau biškį trauna. Aš tikėjausi, kad išmuš tave iš vėžių. Bet tik vieną tai idėją šaunuolis, tave sveikinu, aš tikrai labiausiai šitam gal negi, žinai, topę, nes... Mes ilgai dirbom šituo reitingu, taip, Dominikai? Dominikai, ačiū tau, kad tu buvai vienintelis, kuris greičiausiai sustabdė į nuo nesąmonį. Palinksėk. Ne, šiaip Dominikas tikėjosi, kad bus draugai kokioj pirmoji vietoj, nes tu mergina, tai tada ten visi Big Bang Theory ir visas, tipo visas ten bus, o Sopranai ir Breaking Bad kažkur apačioje, nes nemergaitiškos temos, tai... O jūsų tėčiai nebuvo užsidėję irgi Sopranų melodijas kažkada ant savo skambėjimo? Ne? Ką? Aš net nebeatsimenu. O ką manai apie Narkos serialą? Irgi patiko. O kas labiausiai patiko, žinai? Narkotikai. Ja, gerai, gražink dubenį. Gerai, tai mes čia katinam ar nekatinam, ar čia mes važiuojam toliau iš karto Olimpinės? Sunku pasakyti. Iš karto Olimpinės? Aš manau, kur mes dar sustabdžiame. Aš apie muziką norėjau. Narkotikai ir Olimpinės. Aš kažko nežinau. Narkotikai. Labai susiję, kiek žinau, ar ne? Kaip sunku yra dopingą iš kraujo pašalinti? Nes visi žinom, kad dviratininkai ir irkluotojai tikrai kažką naudoja, nes tu normaliai neišvarysi. Honestly, aš nežinau. Tiesiog yra, pavyzdžiui... Ant pasitikėjimo toks, tipo, arba pagaus, arba ne. Ne, mes nieko taip. Nieko nenaudojame. Bet yra, pavyzdžiui, dalykų, kuris atrodo mums... Arba paprastiems žmonėms, taigi čia nieko tokio, ne, kaip dabar visi influenceriai reklamuoja tas lašelines. Okay. Mes jų negalim. Jeigu mes įsikeliam, kažkas pamato, kad tu lašelinę vienas plaukikas australų įsikėlė, gaunu čia nais vitaminukus 2 metų banas iš karto. Wow. Nes yra tiesiog nedraudžiama medžiaga, kuri yra tam, bet draudžiamas jos būdas panaudojimo. Okay. Ir yra labai daug video, kur tiesiog ateina, tarkim, antidopingo pareigūnai ir ypač dviratininkus kažkur kalnuose atidaro duris ir tiesiog sėdi ir jie perpilinėja ten kraują, kažką tais daro ir jis sėdi ir visur čia prijungta ir jis toks sėdi ir nieko negali padaryti ir mes esam matę tų video ir nes mes... Sėdi su kalnuose, ramiai kraują persipilinėja. Jo, ten kažkokias tai... Aš pati nežinau, kas ten su kamerom. Sveiki, ką jau. Realybė šou tipo. Kraujo perpilinėtojai. Pirmoji dalis. Jo. Jis net nenutuokia, kad mes už durų. Tokių dalykų ir tas dopingas... O sunku kraują perpilt? Aš nežinau. Sen, tu provokuoji šitą žmogų. Gerai, jeigu šaudam toks random klausimus, ką jūs ten per televizorių turit pasidėję savo valtys? Turi teliką valtį? Jo. Tai va, kur binge-watchini serialas. Taip. Game of Thrones 6 sezonas ir varai 58 km. Jo, ten tiesiog kaip laikmatis, mes jį vadinam tempavyku, nes jis rodo tempą, kiek tu... Jo, nes kiek tu koks tavo tempas per minutę. Bumbuliukai ir tempavykas. Ar ne week, žinai? Temp a week. Tai realiai ten tiesiog trekini savo rezultatą, ne? Kitaip tariant. Tarkim, rodo kiek kilometrų, chronometrą, distance, chronometras, splitas per 500 metrų ir tempas. Tai tiesiog tokie data, kad žinai, kaip greitai tu irkluoji. Bet čia, aš iš net negalvoju, kad tokie dalykai egzistuoja. Tik pasikaitinėjau, nes galvoju, ką žinau, irkluoji, žinai, savo tempą pasilaikai pats. Jo, bet pavyzdžiui, distancijos ten kažkur matai, kad liko ten kilometras, tu nesidairai irkluojant, juk nežinai, kur tu esi. Tam
ekraniukė rodo, kad pavyzdžiui, va, hitinai ten kilometrą, nes nusistatai per varžybas 2 ir tada jie mažėja ir tada žinai, kad reikia kelti tempą ir tarkim, tu matai, kad irkluoji ten 3-4 ir dabar pakelsi iki 3-6, pavyzdžiui, ar ten 3-8. Nes čia tokie strateginiai dalykai, kurie leidžia tau, nu tiesiog. Strateguoti, žodžiu. Strateguoti jo ir... Ir, žodžiu. O jau galim daryti Olimpinės keliauti, ar tu dar kažką noriu paklausti? Aš manau, kad pats. Aš nekantrauju, nes gerai, Olimpinės žaidynės, kaip sekės plaukti su laivu, nes aš atsimenu, mes prieš Olimpinės kalbėjom, labai romantizavau šitą plaukimą per tą upę, žinai, sceną ten. Atidarimą tu. Jo, atidarimas, taip. Ir tada, ir taip romantizavau, ir tada žiūri per telekį. Čia ne tas. Kažkaip pasispaudė tokie, žinai, grinai toks, ne Palangoje, nežinau, Klaipėda, žinai, tokia. Arba Neries plaukimas, kur nuo Žalio tilto iki Balto. Kažkas tokio. Blogai ir gerai buvo, trumpai labai. Kas? Nu, visas ceremonija visą. Atidarimas. Mes nebuvom. Jūs vėliau plaukėte, ne? Ar anksčiau? Mums kitą dieną buvo startas ir aš sėdėjau ant lovos ir žiūrėjau, kaip į juos ten lyja ir šalta ir vėjas ir aš tokia, kaip gerai, kad aš to einu miegot. Pats dariau atsigėriau vandens. Ok, dabar keliam jau į kaip sakant, varžybų momentus. Jūs ten nėra taip, kad jūs įsėdat į valtelę ir iškart nuo tos vietos plaukėte, nes kažkur turi paplaukėte, ne? Jo, pas mus yra atskirai apšilimo zona, yra atskirai atšalimo zona ir jinai ribojasi su starto zona ir tais takeliais, nes yra 6 takeliai, pas mus vienu metu gali maksimum 6 valtis. Ir jo, viskas yra atskirai, apšyli kažkiek ant kranto, pasidarai aktyvacijas, tada sėdi į valtį, varai apšilimo zoną ir tenai apšilinėjai, kiek tau reikia. Ir jau likus ten 10 minučių prie starto zonos ir tave praleidžia pro tokius kaip vartelius, nu ten va, jūs kviečiamas jau į starto zoną ir visi paeiliui sustojami takelius ir važiuojam. Bet jūs apšilimas atrodo labai panašiai kaip varžybos, tik lėčiau, ne? Jūs vis tiek sėdi tenais ir sėdi ir irkluoji, tiesiog pasidarai startų kelis, nes tau labai svarbu išeiti gerai iš starto. Tiesiog suaktyvini raumenis, pasikeli pulsą ir kad būtum ready. Nes aš taip pagalvoju, žinai, dažniausiai apšilimas, nu ten, prasilanksti, dar kažką prasidės. Ne, čia šitas ant kranto. Jo, būna sunku. Atšalimas yra irgi toks pat turbūt. Jo, tik trigubai lėčiau. Irgi irkluoji per atšalimą? Jo, tiesiog... Visą laiką irkluoji. Jo, tu tiesiog tada taip... nežinau, blūdį, realiai tu ten, nežinau, ištisi kojas, rankas, jau taip viskas lėtai, nes viskas taip skauda po starto. Bet o kodėl reikia toliau atšalinėti? Labai svarbu, dėl to, kad susikaupia raumenyse rūgštis ir jeigu tu jos neišvažinėsi, neišstumdysi po raumenis, kitą dieną labai skaudės kojas ir bus blogai kitam starte. O man buvo olimpinėse žaidynėse 4 startai. Tai po kiekvieno starto turi kuo įmanoma geriau atsigauti ir visokių priemonių įmiesi, kur tik tai nors tau 2 procentus pagerins ten atsistatymą ir kremukai stepliojas ten ir limfodrenažą darais ir masažą ir ten ką tik nori, kad nors biškį pagreitintų visą tą apykaitą. O kiek trunka atšalimas tada po finišo? Ilgai, atšalimas labai ilgai trunka. Taip, visi jau laukia tau medalį duoti ir tu ten toliau jau. Ne, medalį ceremonijos dieną, iš karto ten išlipi drebančiam kojom ir nežinai, o visus kitus startus, tu ten, nežinau, gali iki valandos užtrukti. Tiesiog visi stovi, laukia interviu duoti, toliau ir vyka komanda, mes laukiam. Taip ir buvo, iš tikrųjų, jo žurnalistai labai pyko, kur jūs čia buvot, kodėl jūs negalite pasakyti, kada jūs ateisit. Nu, bet jeigu, tarkim, aš pabaigiu, turiu 40 minučių daryti atšalimą ant vandens. Grįžtu, tada labą dieną, jūs Viktorija Sinkutė, taip, gerai, kviečiame jūs antidopingo ten padaryti testą. Eini, darai tą testą, nenori į tualetą, sėdi, geri ten Coca-Cola, lauki, kol belė kokia eilė, nes ne mane vieną pakvietė, o dar 6 žmonės su daktaru sėdim, laukim. Nežinau, ten po dar valandą užtrunka. Priduodi tą mėginį, tada jau žiūriu, kad praėjo ten 2,5 valandos, belė kaip karšta, ateini, žurnalistai visi pikti, nes, ne visi, bet pora buvo, kur tikrai supykę, kiti kantriai laukia, bet tai ne nuo manęs priklauso. Čia ir ne apie juos, šiaip olimpiada yra ne apie žurnalistus. Jo, tai toks, kur turi savo atsistatymą tos dalykus, paskui jau duodi intervą, grįžti, limfodrenažą dar darais, ten kremai sterliojas, ten visokiais atstatančiais ir panašiai. Ir tai va, kartais tas visas atsistatymas iškart po starto gali iki 3 valandų užtrukti su visais dalykais. O kaip tu žinai, kad irkluoji, o atšalimas vyksta ir kaip žinai, kad jau atšalau? Kaip, nes sakai, kartais 5 minučių,
Ar yra pojūtis kažkoks? Ar nėra pojūčio, dažniausiai žinai, kad reikia tiek ir tiek kilometrų tau nuirkluoti, ten tarkim mane 5 ar 6, kad tau išsivaikščiotų pakankamai ta rūgštis, nes tu tiesiog iš vis nenori irkluoti po. Tiesiog iš vis kažkaip tikiu tavim. Aš ir prieš net nesu, kad labai norėčiau, žinai. Per juolab. Ir per labai irgi sunku. Per Vaidaris, kaip būna, smėt kojas, jau čia ne ir tas antras tavo draugelis ir gloja priekit sėdis. Kažkaip taip tave įsivaizduoju per Vaidaris. Aš šiaip labai ten naviguoju viską. Naviguoju. Čia Zarasų ežeruose. Ir navigantė. Kur daug yra ežerų labai Zarasuose. Nes ežeruose nieks Vaidarim neplaukė. Sunku baisiai. Reikia per upės varyti. Gerai. Ok, keliaujam dabar 4 startai buvo, ne? Apie 6 vietą vis laik galvojai? Negalvojau apie jokią vietą. Galvojau, kaip man kiekvienam starte padaryti, tiesiog tobulinti tą techniką, žinai, iki paskutinių tų, kaip man nuo starto iki finišo gerai suirkluot. Tu ir kiekvieną startą atsistoji, negalvoju, ar ten būtų 1 ar 2, ten ar 3, bet kiekvienam starte po 3 išeina. Ten hitė išeina 3 į ketvirtfinalį, ketvirtfinalį išeina 3 į pusfinalį, iš pusfinalio 3 išeina į finalą, ir finalė 3 gauna medalį. Tai toks, žinai, kur yra strategija tokia ir... Dėmesį jautei kylanti su kiekvienu savo plaukimu, nes vis tiek normalu. Visi mes esam panašų žmonės, tie, kurie nesam, tarkim, super to sporto fanai. Žiūrėk, Senkutė pateko kitą etapą. Šaunuolė, gerai. Žiūrėk, pusfinalis pateko, jau reiks pažiūrėti. Ir aš manau, kad tokių yra labai daug. Ir tai dėl to ir klausiu, gal tu medijas buvai išsitrynus? Jo, aš buvau visus appsus išsitrynusi, palikus tik WhatsApp'ą, susirašyti su artimiausiais mūsų komandos chatas WhatsApp'e. Ir tiesiog... Tai nejauti, taip sakant, jokias skirtumas. Kaip pasakyti, aš mačiau žinučių kalną kiekvieną dieną ir jis vis didėjo, bet aš tiesiog sąmoningai išjungiu ir viskas, aš net nežiūrėjau, nei scrollinau, nei kas ką parašė, vis tiek ten Messenger'e ir ten kažkur gali matyti, kad pirmas kelias raidės, žinai, ten, šaunuolė, sveikinu, kur tu realiai patekai 24 ir jau sveikinu, ir kur bandai į tuos sveikinimus ir tuos džiaugsmus neįsileist, nes tu ne 24 čia atvažiavai. Taip. Šešetuką. Iš 6 dažnai. Ir tada jau užtenka. Tai gerai, atkeliam finalas. Tikrai nebuvo viena iš favoričių, čia mes visi turbūt tai žinojom ir visi tiesiog žiūrėjom, gerai būtų, kad gerai nuplauktų. Tiesiog, o tas, kas yra gerai, medalis bus, nebus, čia nieks nesitikė to. Ir tada, aš kaip minėjau, man atrodo, aš sėdėjau automobilį, pasileidęs tiesiog transliaciją, klausiausi. Ir tada, kai pradėjo šaukti komentatoriai, kad čia, Viktorija, Senkutė! Žinai, tada vis stoji prieš šviesoforą, žiūri, varyk! Ir labai buvo įdomi patirtis. Taip. Ir bam, tu 3, čia, aš nežinau, čia... Nes dar 1,5 kilo, ten 5 buvo. Taip, būtent, koks, gal psichologiškai, kiek tai yra sunku, kad tu plauki, tu matai turbūt nosį, gal ne, varžovės, ar nematai? Ten pavyko, mato. Ten pavyko. Jo, bet tu nematai aplink esančių, tik tai tos, kurios visai šalia tavęs. Tai... O tavo varžovė kažkaip toli buvo, ne? Jo, Olandė, tiesiog žinai savo varžovės jau per tiek laiko, ar ne? Žinai, kad labai stipriai startuos ir į galą lėtės. Ir tu žinai, kad visos bandys nuo tos Olandės neatsilikti irgi stipriai startuos. Ir kažkur tai, vis tiek tu negali visą distanciją taip išvaryti, kaip tu padarai startą, nes pas mus yra 2 kilometrai, tas ir įdomu. Ir kai mes startavom, tiesiog, tarkim, pasaulio taurės etape, kur buvau 6, taip susifokusavau, kad man reikia nuo tos Olandės neatsilikti, taip padariau stipriai startą, kad visa susikauščiau, ir 6. O šį kartą aš tokia atsistojau ir galvoju tiesiog, man reikia daryti savo darbą, kaip dariau kiekvieną plaukimą, nežiūriu, kur kas yra, tiesiog pagal save, maždaug per daug neatsilieku, bet žinau, kad turiu gerą finišą, jį ištrauksiu tą kortą finišo ir paeis. Aktyvuojam finišą. Bet kaip yra sunku psichologiškai, vis tik tu matai, kad ten plauki, žinai, ir kažkur ten varžovės jau priekiai. Ir tu neįsivaizduoji, kur. Aš tai nežinau, čia labai statinga. Tai vis tiek kažkiek biškai pasidairiau ir, pavyzdžiui, padarėm finišą 500 metrų praėjo, ar ne, pasuku galvą ir numatau, kad jos toli, žinai, ir tada galvoji, tokia anksčiau, the old me, būtų pasakius, blemba, kaip jūs jau toli, labai gerai, natūralumas, nuoširdumas. Neverta čia kovoti, tokių labai lengva tom mintim tokiom įkrypint. Ir šį kartą aš pažiūrėjau, nėra jos taip toli, žinai, aš trauksiu finišo kortą ir bus gerai, žinai. Ir taip vis artėja, po biškį žiūriu, kad tas atstumas vos mažėja ir kilometras, kurį aš milijoną kartų dariau namuose ten iki
iki nežinau ko. Ir žinau, savo pasakiau, viskas vyka, kilometras, čia tavo, pakėliau tempą, kai liko gal 800 metrų, kur, nereikia, jeigu neturi jėgų, taip geriau nedaryti, nes tiesiog nusmiksi. Bet aš buvau pasitaupius, jos visos... Perdegsi tiesiog, viskas. Ja, tiesiog nebeturėsi jėgų, išnaudosi viską ir liko 800 metrų, jo pasukau galvą, viskas galvoju, važiuojam dabar ir pradėjau kelti tempą ir taip tas atstumas vis mažėjo, vis... Australija buvo visai vieta, kur buvo viena iš lyderių, kur paskutinės kelias varžybas, jos 3 buvo ant nugalėtojų tos pakilos ir vis žiūriu, vis paskui vis arčiau, galvoju, gerai. Ir matai savo tam tempą vykę metrus, kaip jie mažėja, galvoju, dar biškai pakentiek, dar truputį pakentiek, tu čia darai namuose 100 kartų, įsivaizduoji, kad tu namuose, kad ten tave vejas kolegės, kur mes namuose treniruojas, kažkaip bandai nukreipti dėmesį nuo skausmo ir susifokusuoti į technikai, tai, ką tu gali padaryti, nes svarbiausia nepasiduoti skausmui ir jo kažkaip gavos. Ir kai pažiūrėjau... Medalis. Ir kai pažiūrėjau į tą švieslentį ir aš nesupratau, kad aš buvau 3. Aš nežinojau, nes tu vis tiek... Gal antrą jau langelį pajungia, čia gal antrą pusę jau lentelės. Gal tu 6 vietą į 3 vietą ir aš nesuprantu, žinai. Jo, ir taip žiūriu, užsidegė Lietuvos raidės ir viskas. Aš tiesiog negalėjau patikėti, aš ten visą dieną dar negalėjau patikėti ir nežinau, ir iki dabar kažkaip. Jo, va čia žiūrėk medalis. Jo, bet jo labai sunku. Čia ne tau, gal čia mano dabar. Nes tas visas startas, žinai, kai sapnas praėjo tiesiog ir viskas, ir tada medalis, media, viskas, tiesiog viskas sprogo ir tu galvoji, wow, kas čia įvyko. Čia įspūdinga, iš tikrųjų. Labai tas geras punktas, kur bandai nepasiduoti skausmui. Žiauriai skauda, ta prasme, ne? Bet realiai skauda, tai nėra nuovargis, yra skausmas. Šeštadienį mes sužinosime. Taip. Aš užsiėmęs būsiu šeštadienį. Ne šį kitą. Irgi, man atrodo. Varom. Kažkada džime pabandykit prasukti 500 metrų, mirsite. Kam džime? Jau 500. Man 500 metrų čia. Bet ne šiaip savo važinėt, o iš tų visų savo jėgų tiesiog rūgštis laktatas. Tikrai esat kažkada jauti. Baig. Turbūt aš galiu pasakyti, kad savo laktatą jaučiau, kad ir kas tai tiksliai nėra. Mes trečiadienį laktato gal pajutom. Kai nusprendžiau praplaukti per tą olimpinį atstumą, žinai, pirmyn atgal tik tais. Tai į priekį šokau ir pilnu tempu mes ten lenktyniavom su kitais tokiais kaip aš mėgėjais. Plaukiam, aš galvoju, pirmas, easy, dar mokėmės apsisukimą tą pavandenį, žinai, prieš tai. Galvoju, padarysiu apsisukimą ir žiūrėk, lėtai artėjau, žinai. Ir taip priartėjau ir galvoju, ne, tikrai nenersiu apsisukti, nes aš paskęsiu greičiausiai darydamas. Apsisukau ir atgal šuniukų jau, žinai, kur lengviausiai. Nes jau šakės buvo nebeveikia, rankos tiesiog nebekilo jos ir manęs. Jo, tai toks ir yra jausmas ir visi raumenys tiesiog dega, kvėpuoti, ten kvėpuoji iš paskutiniųjų, ten dūsti, tokių visokių dar mintis visokios tavo galvoje ir... Bet tikrai kraują perpils ir vėl viskas gerai. O nėra baimės. Jūs man užtrauksit negandas čia. Baig, tai, matom, kad baigit. Aš tik galvoju, mano kaip nuostabiai stipraus mėgėjo toks klausimas. Nėra baisu, kad vienas irkla labiau grįžtelės, o kitą mažiau grįžtelės. Tai būna. Ai, būna? Jo. Bet taip stipriai, ta prasme, kad taip... Būna, tikrai per varžybą žmonės būna išversta. Niekada, nes kai jūs plaukėte, ten atrodo, kad tiesiog kaip robotinės rankos. Ja. Easy atrodo jau. Ne, būna tikrai ir arba būna ypač jeigu lyja, slidu gali išslysti, būna gali tiesiog atsitrenkti kažkur, ypač dvivietėse, tai būna ten per žemai nuleidi rankinėlę, trenki tenais į valtį. Valtis išmuša tau irklą, tada jį gaudai. Nu, žodžiu, tokių visokių pasitaiko. Net nebūna tokių bairių. Būna tikrai. Nes tu viskas savo rankom juk laikai, jeigu biški kažkas malfunctionina, tai... Lietuviškai šnekant taip. Jo. Malfunkcionuoja. Malfunkcionuoja. Tai iškirpsim tą mano pradžią klausimą, tiesiog gali užkirpti Dominiką, kad profesionalus klausimą. Normalus. Nebuvo labai normalus klausimas. Pakankamai normalus, man atrodo. Gerai, tikslai, dabar tavo ateitis. Sporte, pradžiai. Sporte. Tai mums dabar iki sausio mėnesio laisvų grafikų tos treniruotės, tai daug atostogavau, ilsėjausi ir panašiai. Po biškį dabar grįžinėjau į formą, jau seniau norėjau grįžti, bet tada susirgau iš karto. Taip, ne tai, kad norėjau, reikėjo, nes buvo varžybos Amerikoje ir galvoju, kaip aš nenoriu. 3 savaitėm atkritau, temperatūra tiesiog buvo non-stop visą laiką. Ir... Aš ir dabar su temperatūra. Ką? Tu dabar temperatūra? Ne, nesu didelė, su normalia turiu minį. Nekreipdėmės. Marija, koks bajeristas. Tai ir Ameriką variai. Jo, variau į Ameriką, ten buvo varžybos, bet tokios jau ten per prievartą vos ne. Labai faina buvo... 6 vietą. Ne, fainai buvo pabendrauti su kitais. Ne.
Paskutinė ten buvau, paskutinė. Ai. Nu, žinai, čia. Jo, po lygos, po antibiotikų, tai sakyčiau normaliai. Ir dabar tiesiog pabiškai grįžtų į... Kraujo perpilimas ir... Baig. O tai ne, dabar šitie antidopingo pareigūnai. Jo. Rytoj pasienkuteina, Jo, nes čia pasienku matau. ten turi prasukti pro Bet senkutę. aš taip gerai pasijaučiau, kad mūsų podcast'ą žiūri dopingo kontrolį, žinai, tinklas. Tikrai sen, žiūrėjau, tikrai 100%. Kartais užtenka, pavyzdžiui, kažkokio tai... Hashtag. Gali paskambinti, pavyzdžiui, antidopingo agentūrą ir sakyti, va, aš žinau ten, kad tas ir tas sportininkas taip daro, poros dienų bėgiai ateis antidopingo agentūra, bet tu niekad nežinai, kada jie ateina. Tu miegi ir tau tiesiog į duris. Vat. Tai nesipykim, nes... Ir tiesiog... Tipo, Viktorija atvarys, ne. Okay. Pas- Pas tave atvarys. tada. Kaip manai, kodėl iš tavęs ėmė dopingo kontrolę mėginius po to, kai tu su žurnalistu susipikai, žinai? Tai aš manau, mes visi žinom atsakymą. Tai gerai. Ok, tai tikslai mes Pamiršau, neaptarėm. jo. Šiaip ir neaptarėm. Tiesiog grįžti į sportą, mėgautis to procesu. Aš kaip ir olimpinėse žaidynėse visi klausinėjo tikslų, bet pats didžiausias tikslas yra mėgautis procesu to, ką tu darai, nes aš dėl to ir irkluoju, nes man patinka. Tai dabar tiesiog mėgautis, sugrįžti ir komandos pasilgau, kas labai keista, nors mes tiek daug laiko praleidžiam kartu, paskui jau atsibodo čia vien su kitu, jau ta trintis atsiranda, aišku, pusę metų ten triniesi kartu. Ir jo, norisi grįžti į komandą ir kitais metais tiesiog išvažiuoti į Europos pasaulio čempionatus, pasaulio taurius, tiesiog vėl grįžti į tą ritmą, kuris man patinka. Ką apie Los Andželą galvoji? Galvoju. Gražus, ne? Galvoju, jo, seniai buvau, tai fainai. Bus gal proga, čia kažkada girdėjau, kažkokios varžybos nusimato. Aha, mėgėjai ten, biškai gal daugiau negu mėgėjai. Jo, tai tikrai noriu sportuoti, nes, kaip kalbėjom, tik pernai pajaučiau, kad galiu greitai irkluoti, kad gali būti smagu ir galiu būti tarp lyderių, tai kam dabar mesti tiesiog. Pagavo, kablys, kaip sakant, liaudyje. Jo. O tu sakai, pradėjai 15 metų, ne? Tai, o kas tuo metu galvoji buvo, nu, be maištavimo, jeigu ne sportas, vis tiek kažkokią viziją turėjai, ką veiktum, jeigu ne sportas. Nu, nes tuo metu dar nebuvo sporto tavo gyvenime kažkokio aktyvus, tai kas atrodė būsi? Dainininkė, šokėja, kibinų kepėja. Dainavimą lankiau. Dainavimą lankiau. Gal Bet, kokį. Jeigu žinai, ko. Help. Neatsimenu, iš tikrųjų kažkaip aš ne... O jeigu dabar paklausčiau, Atrodo, kad nebuvo neturėjau olimpiadų. ateities nusimatus. Toksai va. Gyvena žmogus Jeigu tą vat dieną. nebėra šito, pamirškim medalius, pamirškim dviračius, kas būtų Viktorija tada? IT sektorius. Dviračius? Viską pamirškim. Dviračius be pedalų pamirštam, laivukų nebėra. Šiaip man patinka labai inovacijos, informacinės technologijos, visokios AI, machine learning. Aš be to dar mokaus, pamiršau. Turingė mokusi data analytics. Ai, čia tas Turingo koledžas, kur yra online, ne berods, Jo, ne? Ką tu jo, mokais? duomenų analitika. O, kaip neįdomu. Bet... Labai nuobodžiai skamba. Bet... Nu, taip, palyginus su sportu. Bet čia žiauriai įdomu. O ką analizuojat gerą? Duomenys. Tai kol kas mokiniesi daryti A/B testingus visus savo klientus, CRM'us, viską tiesiog analizuoti, kaip klientai elgesi tavo kažkokiam tai ten šopė ar panašiai. Šiaip dabar įdomiau negu aš galvojau, jeigu tu bet yra. Jo, arba šiaip klientų tendencijos, kodėl vieni žmonės perka tą, kiti tą, kokiais mėnesiais ten vyksta didžiausi pardavimai būtent to dalyko ir kaip mes galime influencinti, kad būtų dar daugiau tų pardavimų ir panašiai. Tai man tai labai įdomu, tiesiog po olimpiados teko biškai pristabdyti ir dabar jau grįžinėjau, nes buvo tiesiog nebeturėjau galvoj vietos. O žinai, kad Turingo koledžą įsteigė Telšiškis? Net nebejoju. Mano mokyklos prezidentas. Bet po manęs jau kokius 4 metus, tai jaunesnis. Tai čia tik šiaip toks tarp kitų. Kažkoks skemas greičiausiai. Ja, tai aš turiu paskutinį klausimą nuo savęs. Paskutinis jau? Aš nuo savęs paskutinis. Okay. Tai Nes tu žiūrėjai mumis tiek laiko, kai nu vis dėlto gražesnis megztinis. Akivaizdžiai mano. Jo, šiaip tai įdomu. Gal pasikeitė tavo nuomonę, žinai, supratau. Tai gerai, aš nebent tu dar nori kažką pridurti. Ne? Aš tiesiog noriu padėkoti už tavo nuoširdumą, paprastumą ir kaip mes kalbėjom per tą trumpą pertraukėlę, kad tu sugebėjai sudomint, pasakodama, žinai, tu galėjai labai trumpai, čia žinai, jo, pasirengiau, laimėjau tą, bet tu sugebėjai išlaikyti tą įtampą, žinai, pasakojame, kur mes jau, ir čia jau olimpinės, ne, seniai. Ne, palaukit, dar 3 etapai bus, žinai, tai vat labai fainai, tai ačiū tau, ačiū, kad atsinešė medalį, aš sakau turbūt ir nuo jūsų ačiū, ne, kad padėsite Sportlando parduotuvę kažkuria. Sklinda
sklenda gandai, kad Akropoliui duosi paturėti kažkada medalį savo ir galėsim matyti pasižiūrėti. Pasikalbėsim. Ir mes tau linkim tada siektų sportinio aukštumų arba nebūtinai aukštumų, tiesiog kaifuot. Mėgautis, kaifuot ir galbūt dirbti dabar tai tikrai dopingo kontrolė tvarys. Kaip datvarys sakai? Nes kai linki kaifuot, tai jau važiuoja. Tai mes varom pakaifuot, su fotkiam labai blogai. Galim kažkokią naujesnę pabaigą. Kažkirt. Ne, rimtai, mes su jumis norim atsveikinti, ačiū jums, mes medaliukus dar pasičiupinėsim, jeigu norėsite tokį pamatyti, tai ateisite į Akropolį. Viskas, čiau, bučkiai. Iki. Bye. Ate.